ačiū, kad susirinkot. Kas nepabūva tokio labai bjauraus oro. Tiesiog šiandien susirinkom tokiu, visų pirma, Lietuvai itin svarbia diena. Šią dieną minime Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną. Ir kodėl mes čia susirinkom? Tai kokiu tikslu mes susirinkom? Tai visų pirma norėčiau priminti, kad minimės Lietuvos Respublikos Konstitucijos garbingą 20 metų jubiliejų. Ir būtent lietuvių tauta prieš daugelį amžių susikūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, rinkimų ir rinkimų falsifikacijos atvejus. Šiuos pratimus atliekantis asmenys nė neketina slapstytis. Jie suvokia, kad sistemą senai jau perkando ir tie, kurie šlykštisi. Tai tampa sisteminiu reiškiniu Lietuvoje. Labiausiai liūdina žmonės, kurie džiaugiasi, turi Lietuvos pilietybę tik vieną kartą per kelerius metus. Ne todėl, kad tai suteikia teisę prisidėti prie Lietuvos valstybės kurso vystymo. Ne todėl, kad tai proga lemti savo vaikų gyvenimą. Ir ne todėl, kad tai tiesiog pilietinė pareiga. Todėl, kad užams ir zekams tai nerūpi. Tavo balsas nerūpi ir tiems komisijų veikėjams, kurie išmetinėjo biuletenius iš šiukšliadėžės. Tavo balsas nerūpi ir tiems, kas gadino biuletenius taip, kad jie taptų negaliojančiais. Tu gali balsuoti už Darbo partiją, už Paksuolius, už konservatorius ar Drąsos kelią, netgi už Frontą. Tai tavo pasirinkimas yra besąlygiška teisė. Netgi nebalsavimas yra tavo teisė netiduoti savo balso. Tokias teisės pažeidžia balsų pirkėjai ir kiti falsifikatoriai. Kiekvienas mūsų turime pasirinkimą ir kiekvienas iš mūsų norime, kad mūsų teisės galiotų. Bus nuspręsta rengti. Mums Lietuvos jaunimui visiškai nerūpi skambus, utopiniai pažadai ar spalvoti plakatai, kuriais viliojama rinkiminės kampanijos metu. Mums rūpi konkretūs darbai, nešantis Lietuvai tiek dabar, tiek ilgalaikėje perspektyvoje didžiulę naudą. Mes pažadame atidžiai sekti jūsų politinius sprendimus ir ateityje palaikyti tik tas politinės jėgas, kurios dirba Lietuvą. Lietuvos padalinio. Kviečiu pasisakyti. Visų pirma, laba diena visiems. Iš tikro, mąsčiau, ką šiandien Konstitucijos dieną mes galėtume pasakyti vieni kitiems. Ir supratau vieną paprastą dalyką. Kad šiandien čia per tokį baisų orą ir nepabūgę lietaus yra būtent tie žmonės, kuriems tikriausiai kažką priminti arba dar pasakyti apie tai, kodėl svarbu balsuoti ir kodėl svarbu kovoti už teisingus rinkimus. Tikriausiai to daryti jau nebeverta, nes manau mes visi tai puikiai žinome. O aš norėčiau galbūt pasidžiaugti tuo, kad šiandien čia turime, nors ir labai nedaug, bet turime jaunų žmonių. Ir turime žmonių, kuriems rūpi ir rūpėjo Lietuva. Taigi noriu padėkoti tiems, kas atkeliavo kartu su manimi ir visiems jums už tai, kad palaikote šią gražią Lino iniciatyvą. Dalyvaudama šioje akcijoje, kartu su taip pat tai žmonėm, kurie yra nebejingi Lietuvos ateičiai. Ypač džiugu dėl to, kad Lietuvos miestelis Rokiškis yra toks nedidelis Lietuvos pakraštys, bet mes prisijungėme prie akcijos, prie didžiųjų miestų Kauno, Vilniaus ir taip pat išreiškėme savo nepasitenkinimą susidariusią situaciją, tai yra rinkimų klastojimu. Ir dar norėtųsi pasakyti, jog nepaisant to, kad mes esame provincija ir pas mus dar ir dabar jaučiami tokie sovietizmo padariniai, kad žmonės bijo sakyti savo nuomonę, kartais geriau ją nutyli, neišreiškia. Tačiau tokios akcijos yra labai svarbu, nes jos tarsi ugdo patriotiškumo jausmą, tarsi keičia požiūrį žmonių, jog labai svarbu žinoti savo teisės ir jas visada ginti. Tai norėčiau padėkoti už tokią akciją ir aš labai tikiuosi, kad nuo šios akcijos tai labai įtako žmonės, kurie daugiau mąstys ir suvoks, kad jie keičia iš tikrųjų Lietuvą ir reikia tik tai nebijoti ir kalbėti. Tai toks mano būtų trumpas žodis. Tai nesu tikrai nusivylusi jaunai žmonėmis. Esu optimistė labai, kadangi aš kiekvieną dieną bendrauju su labai puikiais žmonėmis. Tik tai mokykla yra ta vieta, kur užauga vaikai ir išeina į gyvenimą. Todėl negali sekti paskiau kiek žmonių ir kaip galbūt tuo laiku, kitų laikų jau gyvenime įsitvirtina. Bet patikėkit, kad ir šiandieną yra
Va. Labai nedaug galbūt tų jaunų žmonių, bet ačiū visiems tie, kurie atėjo, bet žadėjo jų ateiti daugiau, o žinot, jaunimas visada galbūt lėtesnis, o galbūt ne visada mėgsta kai kokias tokias susibūrimo vietas, daugiau mėgsta gal linksmybę kažkokią, bet patikėkit, jie nėra paviršutiniai žmonės. Aišku, yra visokių dalis, bet dalis jaunimo, didžioji dalis jaunimo labai yra šaunaus ir jie nėra vis tiek, kas bus šiandien, nėra vis tiek, kas bus rytoj, nėra vis tiek, kas bus su Lietuva. Ypatingai jauni žmonės šiomis dienomis susirūpino po šitų neskaidrių, nesąžiningų, galbūt ir purvinų rinkimų, to pigaus parsidavimo, todėl, kad jų balsas nueina iš šiukšliadėžę, mato. Jų balsas galbūt kartais ne visai sąžiningų komisijos narių, kurių dėja yra pažymimas ir suklastojamas. Ir vienu žodžiu, arba kaip čia buvo minėta, kad jų balsas kartais vienu žodžiu iš viso nieko nereiškia, nes tie balsai būna nupirkti. Antano Smetonos kalba pasakyta jau kodėl, sako, 22 metų ultra reiškia demokratiška, ypatingai demokratiška konstitucija buvo, bet dėja galbūt tauta nemokėjo ją pasinaudoti. Ir jis prilygino Smetoną tą konstituciją kaip mažoms pėdoms per didelį kaliošai, per didelį batai buvo. Bet ir kadangi negalėjo paeiti tuo metu Lietuva galbūt tais batais. Aš aišku nenorima pateisinti ten Smetonos perversmo autoritarinio režimo, bet norima buvo pasakyti tai, kad vienu žodžiu mes šiomis dienomis irgi galbūt nesam priaugę iki tos dar konstitucijos, mūsų pėda nėra priaugusi. Tai aš visiems linkiu, priauginkime tą pėdą, demokratišką vienu žodžiu ir džiaukimėms laisvę ir mokėkim ją naudotis. Tai rodo, kad mūsų valstybė, nors ir girgždėdama, bet eina į priekį. Ir kada nei viena partija tiesiai šviesiai neišdrįso pasakyti po pirmo turo, kas vyksta, bet jaunimas susiorganizavęs patys supratę, kad tai yra negeri dalykai, kurie dedasi ir jie pradėjo tą judėjimą. Štai ir šiandien prieš antrąjį turą mes taip pat dalyvaujam tokioje akcijoje, kuri vyksta visoje Lietuvoje ir manau, kad tos partijos, tos jėgos, kurios taip elgėsi pirmame ture, manau, nuo jų, aišku, ne visi, bet manau, kad gali nusisukti daug rinkėjų potencialių ir turėtų vis tik tai antro turo rezultatai būti šiek tiek kitokie. Ištiesa mūsų žingsnius Vardan tos